Viktoras Šniuolis Vytvytis, jų akis bučiavo gintarinė žemė. Ir griežlės rauda vasarojui, ir bokštų varpai lyg apmirę, nutilo ir dainiai artojai, o tėviškės pakeitė girios. Čia gera, kai naktys ateina, kai grįžtam po žygio ilsėtis, tik čia dar tebeskamba dainos, iš meilės tėvyniai sudėtos. Vytautas Jonas Šniuolis Vytenis. Šias eiles sudėjo 1948 metais. Vytautas Jonas Šniuolis gimė 1924 m. sausio 1 dieną Miežaičių kaime Radviliškio valsčiuje, vidutinių ūkininkų šeimoje. Baigęs kaimo pradžios mokyklą, mokytojos Suvalkietės Pranės Gudaitytės paskatintas, įstojo į Radviliškio progimnazijos 3 klasę. Kitais metais baigęs 4 progimnazijos klases, dėl jauno amžiaus metus nesimokė. Po metų įstojo į Šiaulių valstybinę berniukų gimnaziją ir per 3 metus 1941 ją baigė. Vytauto gimtinės Vidurio Lietuvos lygumų apylinkės nepasižymi ypatingais gamtovaizdžiais. Čia nėra Dubysos slėnių, nei Aukštaitijos ežerų. Bet čia tėviškė, Rūpintojėlių žemė, kur ošia šimtamečiai ąžuolai, kur šlama liepos, kur rudenio vėjyje supasi pakluonių gluosniai, o šalia čiurlena upeliukas Berže vadinamas, kurio pakrantės ir lankos kiekvieną pavasarį gelsvom purienom, rausvom ašarėlėm pasipuošia. O kaimas, tas gimtasis kaimas, vyšnių, jazminų, liepų žydėjimų svaigina krūtinę. Dar motinos įsčiuose Vytautas įgijo Dievo, tėvynės ir artimo meilę. Pačioje kūdikystėje paveldėjo iš tėvų jautrią poeto sielą. Ir jau gimnazijos suole pradėjo reikštis kaip gabus poetas, literatas. Gyvenimo įvykiai nelepino jaunuolio. 1940 metų okupacija daugam sugriovė ateities planus, didžiausios ateities siekius, kilniausias svajones. Kasdien dėjosi vis baisesni įvykiai. 1941 laikant baigiamuosius egzaminus į klasę įsibrovę čekistai išsivarė mokslo draugus, kurių tėveliai jau buvo suimti, ištremti ir su kuriais buvo nepaprastai sunku skirtis. Slinko ešalonai, išgabendami juos į šiaurės ledynus neapsakomai kančiai ir lėtai mirčiai. Į iškilusį klausimą, už ką, Vytautas niekaip negalėjo rasti atsakymo. Gal už tai, kad lietuviu esi gimęs, kad mylėjai tėvynę labiau nei save. Į gimtąjį kaimą Vytautas tėveliams parašė laišką, kuriame negalėjo nuslėpti savo susijaudinimo. Jis rašė: mylimi tėveliai, atvažiuokite, nes galime nebepasimatyti. Naktimis po miestą važinėja sunkvežimiai pilni čekistų, sustoja prie namo, pasišviečia su prožektoriumi į numerį ir kol kas dar vis nuvažiuoja.